Kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena visada išliks kaip ypatingo bendrumo kilnių idėjų simboliu. Tai diena, kai lietuvių tauta nepalaužta dvasia ir ryžtu susigrąžino valstybę ir laisvę. Turime unikalią galimybę dirbti ir kurti laisvoje šalyje. Šiandien atsigręždami į praeitį, sustiprinkime tikėjimą Lietuvą, tikėjimą savimi, kad patys galime kurti dabartį ir ateitį. Sveikindamas visus su kovo 11-ąja, noriu palinkėti, kad būtume vieningi, kad nepristigtų ryžto dirbti kilnius ir prasmingus darbus, kad atgimtų pasitikėjimas savimi šalia esančių ir kad visi kartu galėtume kurti gražesnį, geresnį ir laimingesnį gyvenimą savo vaikams ir anūkams.